Lietuva yra daugialypė kultūrų ir kalbų šalis, kurioje gyvena įvairių tautybių ir kultūrų atstovai. Lietuvos rusai yra nuo seno Lietuvos teritorijoje gyvenanti tautinė bendruomenė, antroji po Lenkų pagal dydį Lietuvoje. Remiantis valstybės duomenų agentūros informacija, Lietuvoje gyvena daugiau nei 141 tūkstantis rusų tautinės mažumos atstovų, kurie sudaro apie 5% visų Lietuvos gyventojų. Rusų tautinės bendrijos atstovai gyvena visoje Lietuvos teritorijoje, tačiau daugiausia didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune. Didžiausia rusų tautybės gyventojų dalis Visagino rajono savivaldybėje – 47%. Zarasų rajono savivaldybėje – 17%. Klaipėdos miesto savivaldybėje – 16%. Ir Švenčionių rajono savivaldybėje 12%. Į Lietuvą rusai kėlėsi skirtingais laikotarpiais ir keliais etapais. 1350 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas antrą kartą vedė Tverės kunigaikštytę Julijoną, kuri buvo uoli krikščionė ir skatino stačiatikybę Lietuvoje. Jai remiant buvo pastatyta Švenčiausios Trejybės cerkvė Vilniuje. Valdant Algirdui, Lietuvos sostinėje atsirado Švento Nikolajaus stebukladario palaikų pernešimo, Šventosios kankinės Paraskevės cerkvės, o taip pat Skaisčiausios Dievo motinos soboras. 15–16 amžiuje į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sudėtį įėjo dalis etninių rusų žemių ir jų gyventojai. Politiškai priklausomos nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, rusų žemės išlaikė savo kultūrinės tradicijas. Antrojoje 16 amžiaus pusėje iš Rusijos į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę emigravo daug kilmingų kunigaikščių, stačiatikių religinių oponentų, laisvamanių, valstiečių, o 17 amžiuje ir miestiečių, amatininkų, pirklių. 15 amžiuje rusų pirkliai dažnai svečiavosi Vilniuje, kur turėjo savo prekių sandėlius. Iki 17 amžiaus rusų migracija į Lietuvą nebuvo masiška, tačiau nuolatinė. Po cerkvės reformos, įvykusios 17 amžiuje, į Lietuvą ėmė masiškai keltis sentikiai. 18 amžiuje susikūrė didelės ir gerai organizuotos sentikių bendrijos. Prieš 1772 metų padalijimą
Abiejų tautų respublikoje buvo apie 180 000 įvairių pakraipų rusų sentikių, kurie sudarė vieną iš didžiausių tautinių mažumų. XIX amžiuje caro vykdoma valstybės politika lėmė dar vieną rusų kelimosi į Lietuvą bangą. Po 1863 metų sukilimo Lietuva buvo pradėta aktyviai rusinti. Sukilimo dalyviai buvo deportuojami. Po bolševikinio perversmo Rusijoje 1917 metais rusų aristokratija, karininkai, valdininkai, pasiturintys žmonės emigravo į įvairias šalis, taip pat ir į Lietuvą. Sovietiniu laikotarpiu Lietuva buvo tapusi tikslo šalimi imigrantams iš rytinių Sovietų Sąjungos respublikų, taip pat ir iš Rusijos. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, nedidelė imigracija išliko. Rusų tautinė mažuma išsaugojo savo autentišką kultūrą, kalbą, aktyviai dalyvauja kultūrinėme, visuomeniniame ir politiniame šalies gyvenime. Lietuvoje gyveno daug žymių rusų kultūros, mokslo, politikos veikėjų. 1884 metais į Markučių dvarą atsikėlė gyventi Grigorijus Puškinas, poeto Aleksandro Puškino sūnus. Atvykdamas į Lietuvą jis atsivežė ir tėvo daiktų, kurie iki šiol saugomi Markučių dvare veikiančiame literatūrinėme Aleksandro Puškino muziejuje. 1868 metais pastatytas Markučių dvaro sodybos centrinis gyvenamasis namas. Ansamblį papildo ir Markučių parką puošęs skulptoriaus Broniaus Vyšniausko ir architektų Algimanto ir Vytauto Nasvyčių 1955 metais sukurtas paminklas poetui Aleksandrui Puškinui. Tarpukariu ir vėliau daug rusų tautybės mokslininkų dirbo Vytauto didžiojo universitete, kitose švietimo įstaigose. Labai greitai išmokęs lietuvių kalbą, Rusijos ir Lietuvos kultūros istorikas, filosofas Levas Karsavinas skaitė Europos kultūros istorijos kursą. Jis įrašė lietuvių kalbą. Lietuvoje Levas Karsavinas parašė 5-tomę Europos kultūros istoriją nuo viduramžių iki reformacijos. Taip sukurdamas reikšmingą indėlį į Lietuvos ir visos Europos kultūros istoriją.